Dievų maistas ne šiaip fermentuotas, fermentuotas aukštam slėgyje, kad gamtos energija liktų tokia, kokia buvo iš pat pradžių. Ar tau būna, kad vakarais net būnant sučiam norisi dar kažkuo skaniu pasilepinti? Man būdavo anksčiau lygiai tas pats. Dauguma mūsų valgo ne iš alkio, o iš įpročio, nuovargio ar norėjimo nusiraminti. Kai laikomės tinkamų valgymo intervalų, virškinimas vyksta lengviau, o kūnas pats atranda pusiausvyrą. Bet kaip sustoti, kai noris dar ir dar? Dievų maisto aukštam slėgy fermentuoti gėrimai padeda palaikyti natūralų virškinimo ritmą ir subalansuotą mikroflorą. Kai mikroflora yra pusiausvyroje, kūnas lengviau įsisavina maistinės medžiagas ir palaiko natūralią energiją. Lengvesnis jausmas, mažiau noro persivalgyti, daugiau vidinės ramybės, tai ženklai, kad kūnas dirba savo ritmu. Taigi, išbandykit dievų maistą ir pasijuskit geriau.